Sveiki, mielos žuvis. Na, jums tikrai tie užtemimai ir visos kitos situacijos gali būti nemalonios, bet iš tikrųjų noriu nudžiuginti, labai gera savaitė ir nieko ten blogo nebus, nes jau tas užtemimas praplaukė, taigi bus geriau. Ir matai, užtemimas pats buvo mergelė, tai jūs galėjote kai kurios žuvis ir nejausti. Aišku, mes visi, tai nuo tų gamtos reiškinių tai geriau, tai blogiau, tai miegam, tai nemiegam, tai ten kažkokie prašviesėjimai. Idėjos ateina keistos, tai vat, iš šitos dalykus jūs privalote labai kreipti dėmesį, nes ko gero labiausiai jūs veiks kaip ta gamtos, reiškia, padėtis dabartinė, kaip aiškiaregystės, kaip kažkokios nuojautos sustiprėjusios, kaip susijungimas su informaciniu lauku, Akašos kronikom. Ir jums nesvarbu, kokį darbą veikiat, net jeigu jūs ten kokias duobes kasat. Jūs žinokite, kad nuo jūsų darbo pobūdžio visa tai nepriklauso. Aš suprantu, kad daugiausia klauso mane ten, žmonės, kurie turi atitinkamą išsilavinimą, jiem yra smagu, jie priima plačiau pasaulį, atviriau. Bet sakau, nesvarbu, kokį darbą dirbate, vis tiek galite tiesiog netikėtai savo suvokti, kad atėjo kažkokia informacija, kuri jums yra, gali būti naudinga, ar tai idėja kažkokia, kurią įgyvendinus jums gali būti labai palanku ir taip toliau. Taigi klausykit kosminių tų vibracijų ir tikrai turėsite iš to naudą. Šiaip aš perspėjimų šią savaitę neturiu. Aišku, kaip per gimtadienį, kadangi jūsų dabar vyksta, tai nustokite vartoję alkoholį arba nevartokite, tiksliau sakant, nes čia yra labai pavojingas metas, nes būtent taurė šampano daugiau gali tiesiog susiformuoti labai dideli nemalonumai. Ir aš nekalbu apie tai, kad jūs ten gali sustabdyti išgėrsus, ne, tiesiog, yra kaip yra. Tiesiog perspėju ir tiek. Ir žuvelės, kurios kūrybinį darbą dirbate, tai tikrai neužmirškite medituoti ar tai poteriauti pagal įsitikinimus ir tikrai turite sukurti šedevrus. Ir nesvarbu, ar jūs tapote, ar fotografuojate, ar tai jūs rašote knygas, ar sėdite ir mėginate atrasti kažkokią dar vieną planetą. Taigi, mielos žuvis, nusiraminame, nesinerviname ir ačiū aišku už palaikymą ir iki kitos savaitės ate.